The Power of Place, arba lietuviškai Mano vietos galia, yra jaunimo dalyvavimo projektas, finansuojamas Jaunimo reikalų agentūros Lietuvoje, kurį vykdo Varėnos kultūros centras kartu su asociacija Eurobug Lithuania. Projekto tikslas yra skatinti aktyvų jaunimo dalyvavimą demokratiniuose procesuose, naudojant erdvės kūrimo iniciatyvas. Projekte akcentuojama menas ir kultūra, kūrybiški aspektai, kurie skatina europinės vertybės ir skatina jaunų žmonių įsitraukimą į demokratinius procesus tiek savo rajone, tiek Lietuvoje, tiek europinėje erdvėje. Ši jaunimo erdvė labai daug reiškia man labai suartėjimą su pusbroliais, nes mes visi kartu čia viską įrenginėjom, tai daugiau pasimatai, daugiau laiko praleidi, tada su draugais irgi, nes ir draugės atsitempiau, pusseserės viską, tai labai gal su aplinkiniais suartėjimas toks didesnis. Buvo žiauriai linksma daryti šitą erdvę, nes šiaip buvo noras daryti. Ir tiesiog su draugais buvo žiauriai faina daryti. Man šitą jaunimo erdvė reiškia vietą, kur galiu susirinkti su draugais, kažką veikti, kad nesidėti tiesiog namuose, nieko neveikti. Tai faina tiesiog, kad kažkas kuriasi, faina susirinkti, aišku. Ką žinau, tiesiog smagu, kad apskritai kažkas kuriasi. Pasibuvimas su draugais ir kitais žmonėmis, bendravimas, pasikalbėjimas. Kad ateit su draugais pačiam, pasėdėti, pažaist kokius žaidimus. Didelį džiaugsmą, nes kaip transformavo šią erdvę jaunimas, žodžiu, čia yra kažkas wow, kažkas nuostabaus, kokia jinai buvo ir kokia tapo, tikrai čia kaip tikras stebuklas man bent jau. Iš pradžių buvo labai sunku, nelabai supratau, čia man bent jau pagal man buvo toks kaip balaganas, aš nežinau ką daryti, nuo ko pradėti, ką padarius padaryti, ką kitam padėti, gal nepadėti, kur kaip kas eina, bet paskui įsivažiavo ir labai kažkaip net nepastebėjau, kaip baigėsi šitie darbai, nes labai kažkaip atrodo žingsnis po žingsnį ir pasidarė viskas labai greitai, tai manau labai linksmai, greitai ir šiltai viskas pasidarė. Kai kada sunkiai būdavo, kai kada lengvai. Nes būdavo, kad niekas neateina, dviese sėdi ir dirbi, ten sieną šveiti, rankas skauda, neįmanoma, kitą dieną vėl eini su skaudančiais visais raumenimis, kai kada lengvesni darbai, tai tada jau daugiau ateina, tai tada jau nebėra ką daryti, tai įvairiai. Buvo ir juokingų momentų, ir fainų momentų, ir daug kur įdėjom darbą. Tai šiaip visi kartu tai tikrai daug kas padėjo. Daug kas labai dirbo. Man patiko daryti šitą erdvę. Manau, sekėsi tikrai gerai. Viskas labai per trumpą laiką buvo padaryta. Pažiūrim, kiek darbo reikia. Reikia pasakyti. Būtų turbūt greičiau, jeigu nebūtų kai kurių klaidų. Sunkiai ir lengvai, buvo lengvų dienų, buvo sudėtinga, kai pradėjo kažkas nesisekti. Daug darbo, čia kas savaitgaliais rinkosi, dirbom, tiesiog daug darbo, ištvermės reikalavo ir Pakankamai sunkiai, su daug sunkumų, buvau daug pridaręs nesąmonių, bet brolis viską sutvarkė. Gerai, labai gerai. Buvo ir sunkių dienų, ir lengvų, ir įvairiai. Visiems kartu sekėsi dirbti gan lengvai,
nes buvo kas paskirsto darbus ir su linksmybėm, ir be linksmybių būdavo, ir su muzika, ir be muzikos, tai linksmai. Vienu žodžiu, buvo linksma. Šiaip neblogai, visi sutarėm. Na, mažas kaimas, tai vis tiek visi kaip ir draugai, tai ir... Pakankamai gerai. Viskas normaliai buvo turbūt. Gerai. Viskas labai gerai. Buvo komanda. Nu, iš pradžių buvo gan sunku, nes kaip asmeniškai aš tai ne su visais čia gal bendravau gerai, bet, nu, kai susirenki, tiesiog pradedi bendrauti, tariesi ir panašiai. Padėti vienas kitam, gal netgi suprasti vieną kitą kitaip iš kitų kampų. Gal kažkokį žmogų, apie kažkokį žmogų galvoji vienaip, po šito padaryto kambario visai kitaip matau kaip keli žmonės. Tikrai labai tas smagu. Ir šiaip pasidarau daug draugų iš tenais. Šilta vieta labai man patinka. O vat jūs matėt visą eigą darbo iš šono. Kaip jums atrodo, kaip sekėsi jaunimui susitvarkyti, dirbti kaip komandai ir apskritai įsirenginėti šią erdvę? Sekėsi gerai, žinoma, susidūrėm ir su iššūkiais, bet gerai, kad yra suaugusių, kurie pamotyvuoja jaunimą, padeda ir tada jie vėl įsikvėpia, vėl nori daryti, vėl nori veikti, nes tarkim vien tik šveisti sienas ir šveisti, gruntuoti, šlifuoti, nuobodus darbas ir labai krenta motyvacija, šiek tiek padirbo ir ten tose dulkėse visą dieną būti irgi nėra jokio malonumo, bet kai atsiranda suaugusių žmonių, kurie tą jaunimą sugeba pamotyvuoti, paskatinti, tada ir tie iššūkiai jau nebeatrodo tokie sudėtingi.